Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas, sveikas. Sveiki gerbėmieji. 36 2025 metų savaitė ir 41 mūsų susitikimas. Praeitas mūsų susitikimas buvo apie snaiperius. Šiandien, kaip matote iš piešinio, mūsų pokalbis bus apie kastuvėlį. Reikia pasakyti, kad kastuvėlis kaip kareivio ekipuotės daiktas atsirado ne taip jau senai, palyginus, ne taip jau senai. Poreikis buvo aiškus, tie, kurie kasa buvo, bet tie, kurie kariauja, dažniausiai buvo ne tie, kurie kasa. Bet tobulėjo šautuvai. Šiaip mes viską kalbame dabar per inovacijų prizmę. Tobulėjo šautuvai, padidėjo greito šauda ir kariuomenės pradėjo mąstyti, kad durtuvas yra rudimentinė liekana ir nebus reikalingas. Bet tradicijos nenugalėsi. Kaip čia mes dabar be durtuvo? Ir tam, kad pateisinti durtuvą, jį buvo nuspręsta modernizuoti. Buvo pagamintas toksai durtuvas, matot paveiksliuke, toks panašus į mentelę arba sodininko kastuvėlį ir jisai tvirtindavosi prie šautuvo. Bet rankena buvo žiauriai nepatogi ir tada kareiviai pradėdavo kasti kartu su šautuvu. Taip prasme, šautuvą naudojo kaip kastuvą. Šnik, šnik. Mažiausia blogybė, kuri nutikdavo, tai žemės, purvas, smėlis patekdavo į šautuvo vamzdį. Blogiau nutikdavo, kai sugadindavo patį šautuvą. Sulinkdavo vamzdis. Ne kažikas, bet idėjos niekas nenori atsisakyti. Ir tada to mentelės durtuvą modernizavo. Perdarė biškį rankeną, kad būtų tokia biškį patogesnė suimti ir tokio pat storio kaip vamzdis, dar tokį medinį pagaliuką, kuris įstatydavo spragt, kad būtų patogiau kasti. Šautuvas, kuriam buvo sukurtas šitas kastuvėlis, pavadinkim taip, buvo Springfieldas. Ir viskas kaip ir sąveikoje, bet nepaėjo. Nepaėjo, nors tu užmušk. Ir tada atsiranda danų karininkas Linemanas, kuris patentuoja savo kastuvėlį 1870 metais. Taigi Europoje kastuvėlis pėstininko jau yra, o Jungtinėse valstijose vis dar žaidžia su modernizuotu durtuvu. Šitas kastuvėlis buvo priimtas į ginkluotę praktiškai, nežinau, daug kariuomenių. Rusai, vokiečiai, prancūzai. Tarsime, daiktas tikrai pasiteisino ir buvo masiškai naudojamas Pirmo pasaulinio karo metu. Pirmo pasaulinio karo metu atsirado ir kiti kastuvėliai. Pavyzdžiui, matome čia Jungtinių valstijų toksai kastuvėlis, matom šiuolaikinį. Šitos kastuvėlius aš čia parodžiau tik tai tam, kad parodyti, kad jau buvo kitokios rankenos. Ir jeigu yra tiesiog pagaliukas, tai būtų galima pavadinti I. Bet čia aš pats sugalvojau. O čia, kur ne pats sugalvojau, tai yra T formos rankena ir D formos rankena. Tai mes matome čia tos dalykus, kad jie, modernizavosi pastoviai. Pastoviai kažkas prieš kažko prisitaiko. Bet aš manau, kad šioj vietoj mes galbūt išeikime į lauką ir aš jums parodysiu kastuvėlius, kad nereikėtų čia vien tik tai paveiksliukais. Bet prisiminkime štai šitą. Lanemaną. Esame miške. Štai čia yra MPS 50, maląją pechotnąją lapatką, nors iš tikrųjų jie vadino ir maląją sapiornąją lapatką, nors čia daugiau literatūrinės. Kodėl 50? Dėl to, kad 50 cm. Taigi čia yra tas daiktas, kurį išrado Lanemanas. Jis yra nesulankstomas, šitas daiktas yra sulankstomas. Biškai naujoviškas kastuvėlis, bet sulankstomi kastuvėliai atsirado jau ir Pirmo pasaulinio karo metu. Ir vienas iš įdomesnių išradimų buvo kanadiečių, kurie padarė tokius su spigliu, kad gali dar ir kasti, ir dar su skyle, štai šitoje vietoje, kad būtų galima šaudyti. Jisai buvo didesnis. Tai atsiguli, įsmeigi, taikaisi. Ir daiktas nepasiteisino, nes buvo netinkamas nei kaip skydas, nei kaip kastuvas. Kaip skydas buvo per mažas arba net laikydavo, kaip kastuvas buvo per sunkus, bet dažniausiai tikdavo tik tai, kaip ten sako, būrio dydžio vieneto konservui atidarinėti. Bet kasti sunku gruntą buvo visai patogu. Šitas kastuvėlis išliko praktiškai lengvai pakitęs, ne toks bukas, kaip padarė Lanemanas, biškį užsiaštrino, buvo galandamas ir dėl to tiko malkom kapoti, smūgiuoti, durti ir netgi mesti.
dar pamiršau pasakyti. Rusai turėjo štai tokį kastuvėlį, tik tai su I formos rankena ir naudojo jį kaip minosvaidį. Čia parodysiu. Kur čia buvo plyta, čia reguliavosi, čia buvo vamzdis, kojelė buvo vamzdėje 37 mm. Tai ir vadinosi 37 mm minosvaidis. Nepasiteisino. Tikslumas ne pats geriausias, galingumas lygiai taip pat. Idėjos buvo atsisakyta jau karo eigoje 1942. Na ir pabaigai jums pasaka. Gyveno kartą kareivis, kuris nenorėjo imti kardo ar lanko į rankas, bet visur su savim ėmė kastuvą. Kiti kareiviai ant jo nepykdavo, nes ar tai apkasą iškasa, ar tai vandenį nukanalizuoja, ar tai tiltelį pastato. Nes kai prasideda apšaudymas, tai apsikasti nori visi. Bet kai kastuvo nėra, tai kasa padukais, šaukštais ir peiliais. Kas iš tikrųjų nėra žiauriai produktyvu. Ir tas kareivis buvo mėgamas, bet staiga jos užpuolė priešas. Bet priešas toksai, žinote, nematomas. Tokia migla. Nematoma siena. Kariai neturi energijos, kardai sunkėja. Kaimai virsta pelkėmis. Strėlės lūžta tik išskridusios iš lankų. Ir tik tai vienas tas kareivis su kastuvu gali pereiti tą nematomą sieną. Jisai surado priežastį, nukanalizavo vandenį, kaimai išlipo iš pelkių, migla atsitraukė. Kunigaikštis kviečiasi kareivį ir sako, nori aš tau padovanosiu kardą su auksinė rankena. Ir kareivis sako, ne, nereikia man jūsų kardo, palikit man kastuvą, tegu tik tai žemė būna gera. Bet efektas buvo nerealus ir tada kunigaikštis sako, noriu, kad kiekvienam pulke būtų po vieną kareivį su kastuvu. Nežinau, ant kiek šita istorija sena, bet pionieriai, ko gero pirmieji pionieriai atsirado pas Romos legionierius. Nes legionieriai patys nekasė, jiems kasė kažkas kitas. Tai su šia gaida gal ir baigsim, nors ne. Visai pabaigai. Su tikru kastuvėliu. Aš jūs papasakosiu istoriją. Na ir jau visai pabaigai anekdotas. Susitinka 3 kareiviai. Hansas, Džonas ir Ivanas. Nu, jie turėtų kažką bendrai padaryti ir jiems leidžia pasirinkti po vieną daiktą. Hansas ima šautuvą, Džonas ima radio stotį, Ivanas ima kastuvėlį.